pradedant pasisakymus pradedame ir pirmiausia žodis suteikiamas politikos filosofui, profesoriui, daktarui Alvydui Jokubaičiui. Prašau. Ačiū. Kadangi aš užaugau Brežnevo laikais ir jis mane traumavo, skaitydamas iš popieriaus, šitą traumą visam gyvenimui aš irgi perskaitysiu iš lapo. Lietuvos konstitucinis teismas yra dabartinių vakarų pasaulio politinių madų įkaitas. Jo negalima vadinti laisvu, nes iš svetur atsivežtų dokumentų kopijavimo aparatas nėra laisvas. Jo universitete negalima net bausti už plagijavimą. Konstitucinis teismas mano apginęs pažangą ir žmonių santykių įvairovę, bet nesupranta, kokioje visuomenėje gyvena. Teismas vaizduoja radęs nekintamus principus, jų nepripažįstančioje visuomenėje. Kitos sudėties konstitucinis teismas po tam tikro laiko gali priimti priešingą nutarimą ir tai rodo jo laikinumą. Teisėjai mano pakeitę pasaulį į gerąją pusę, bet nusiėmę mantijas negali pasakyti, kas yra gėris ir blogis ir tik plaukia pasroviui su nuo jų valios nepriklausančiomis vakarų dvasinio gyvenimo tendencijomis. Taip ir liksime nesužinoję, kiek konstitucinio teismo nutarime yra tam tikro rūpesčio visuomenė, o kiek įprastinio lietuviško konformizmo, nuolankumo ir pasidavimo laiko dvasios įtakoms. Konstitucinio teismo teisėjams patinka paternalizmas, Lietuvos piliečių kaip nesubrendusių vaikų traktavimas, juk tik jie gali teisti ir niekas negali būti jų teisėjas. Lietuvos visuomenė buvo pajėgi be konstitucinio teismo ir valstybės įsikišimo mokytis tolerancijos. Lietuviai moka sugyventi su skirtingų orientacijų ir įsitikinimų žmonėmis be konstitucinio teismo nutarimų. Nesu liberalas, bet liberalų knygose skaičiau, kad visus išmintingus dalykus turi daryti individai, o ne valstybė. Lietuvoje atvirkščiai. Save vadinantis liberalais yra etatizmo garbintojai. Valstybės valdžia ir teismas yra du pagrindiniai jų trokštomi dalykai. Tai, ką Konstitucinis teismas bando pateikti kaip nepajudinamą normą ir aksiomą, yra tik viena iš ginčijamų prielaidų. Jie teisiamai padarė teisėjų. Jų nutarimo išvada yra politinis vienos iš prielaidų sureikšminimas, naudojantis teisingumo autoritetu. Iš tikrųjų laimėjo neteisingumas, o pranašesnių laikomas moralinis ir politinis įsitikinimas. Teisininkai nutarimą dėl partnerystės teisininkais tapo tik po politinio sprendimo. Jeigu norite įrodyti, kad tai ne politinis sprendimas, turime priimti politinį sprendimą, kad tai ne politinis sprendimas. 25 metų balandžio 17 dienos Konstitucinio teismo nutarimas teisė įkinko į politikos traukiamą vežimą. To rezultatas yra ideologinės pakraipos teisingumas, kaip Sovietų sąjungoje. Nugalėjo partinis protas ir netiek jau svarbu, kurios partijos interesus atitinka. Ideologiniai įstatymai yra parlamentinio gyvenimo kasdienybė. Bet konstitucija yra kažkas daugiau ir konstitucinis teismas tai turi suprasti. Kas leidžiama jaučiui, tas neleidžiama Jupiteriui. Šiuo metu Lietuvoje turime dvi įstatymų leidybos institucijas – Konstitucinį teismą ir Seimu vadinamą parlamentą. Jeigu pastarasis dėl kokių nors priežasčių, o jų jam niekada netrūksta, neišleidžia įstatymo, tai vietoj jo padaro Konstitucinis teismas. Remdamas į vadinamojo teisinio normatyvizmo prielaidą, kad teisės normos dauginasi ūgliais, panašiai kaip braškės, Konstitucinio teismo teisėjai iš Konstitucinio teismo nutarimų, parlamentų priimtų įstatymų ir ES teisės išveda naujus konstitucijos normų aiškinimus. Nenoriu užgauti teisininkų, nes čia jų dauguma, bet taip Hamurabio teisyne galima rasti interneto reguliavimus. Seimas dabar yra antroji pagal reikšmę įstatymų leidybos institucija. Lygiagrečiai su Konstitucinio teismo valdžios įsitvirtinimu vystomas
nepasitikėjimo referendumais argumentas. Referendumas yra probleminis dalykas, tačiau jo negalima išmesti iš demokratijos repertuaro. Reti referendumai turi priminti apie suvereno egzistavimą. Jie nėra antidemokratiniai ir todėl negali pakenkti nei valstybei, nei konstituciniam teismui. Kodėl reikia reformuoti konstitucinį teismą? Todėl, kad demokratinės visuomenės įstatymų leidėjas turi būti perregima institucija. Piliečiai turi matyti visas diskusijas, susidaryti nuomonę apie teisėjų charakterį ir kompetenciją. Piliečiai turi teisę matyti ne tik išvadas, bet ir prielaidas. Žurnalistiniai tyrimai turi užgriūti ne tik parlamentarus, bet ir teisėjus. Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama Jaučiui. Įstatymų leidėjas skiriasi nuo teisinės institucijos. Be to, būtina piliečiams pasakyti, kad jie tuščiai nesimtų politinių akcijų. Nes tai, ką jie suvokia kaip politinį reikalą, dabar jau yra vien tik teisininkų reikalas. Vadinamasis teisės valdymas visada reiškia abstrakčių normų iškilimą virš konkrečios tikrovės. Tokia teisės prigimtis. Tačiau susidaro įspūdis, kad dabar jau konstitucijos supratimui nereikia piliečių ir užtenka teisininkų. Kitais žodžiais, Lietuvos teisės normos gali išaugti be sąlyčio su Lietuvos tikrove, kurią pakeičia importinių įstatymų kopijavimo aparatas. Verta pagalvoti, ar neįmanoma teisėjų pakeisti dirbtiniu intelektu, nes jis jau vienaip ar kitaip veikia teisme, perkeldamas užsienio normas. Paskutinis pastebėjimas. Kitose šalise yra daug skirtingų teisinio mąstymo tradicijų atstovų. Kodėl Lietuvoje dominuoja teisinis pozityvizmas arba grynasis normatyvizmas? Ar pliuralizmo gynėjai patys nėra monistai? Konstitucinio teismo veikla negali būti palikta vien teisininkams, nes jie nori dalykų supratimą uždaryti savo susikurtų argumentų teritorijoje. Martyno Liuterio žodžiais, cituoju Martyną Liuterį, jei teisininkas nieko daugiau neišmano išskyrus teisinius terminus ir teisino žodžius, tai jis tikras kvailys. Citatos pabaiga. Vienas teisės mokslavėris Liuterio draugui pasakė, dar kartą cituoju, jūs teologai rašote, ką tik norite, o mes teisininkai nustatome tai, kas mums patinka. Ir tuo jūs privalote tikėti velnio vardu. Net jeigu tai per daug kategoriškas vieno didžiausių vakarų pasaulio reformatoriaus teiginys, jame yra dalis tiesos ir ne pati mažiausia. Ačiū.